Sveiki, mėlyjeji, mes ir vėl su Laura susijungiam Sveiki. šiandieną su jumis pakalbėti, pasidalinti, kas pas mus naujo. Ir atrodo, visai nesenai šnekėjom, aną savaitę tik tai, bet per tą savaitę tiek visko įvyko, kad atrodo, Labai dabar daug. netgi prieš pasijungiant galvojam, ką mums čia svarbu būtų papasakoti ir toksai atrodo, kai kurie dalykai jau net pasenę, nes taip viskas Mhm. kiekvieną dieną vis kažkas tai nauja ir nauja, ne? Rapid transformation. Visiškai, Sveiki, visiškai. sveiki visiems. Jo, Visiškai taip. pirmiausiai tai toksai dalykas, norėjom labai iš tikrųjų pašnekėti apie pačią magiją ir maginius Taip. poveikius. Ir kaip pati ta magija, jinai veikia, kokiais sluoksniais jinai veikia, kaip jinai veikia ir tiesiog kas mum pačiom pasikėlė, kokie sluoksniai pasikėlė ir kaip mes su tuo irgi susitvarkėm. Puikiausiai susitvarkėm. Pasikėlė sluoksniai, tai aišku, per kur? Per negatyvą visą laiką, kas Mm. ateina, visi tie sluoksniai, kurie buvo bandoma kenkti žmonėms, ne? Mm. Kurias atliekam mes pačios sesijas žmonėms, būtent darom įvairias sesijas. Ir būtent tas maginis poveikis buvo labai paveiktas žmonių gyvenime. Tikrai taip. Bet būtent tas negatyvus poveikis. Ir žmogus, kaip ir kalbėjau aš anksčiau prieš tai, ne, jeigu jisai nežino, kaip su tuo susitvarkyti, kaip jį anuliuoti, deaktyvuoti, jis gali tiesiog paplisti per visą šeimą, giminę Mm. eiti ir tokia, žinai, visa ta destrukcija tokia. Destrukcija jo. O magijos sluoksniai yra taip įvairūs, jie yra labai stipri magija, kur ten atliekami įvairiausi ritualai tam, kad pakenkti žmogui ir vyksta labai greitai tada procesas žmogaus gyvenime. Užtat labai yra svarbu save stiprinti, nelaukti, kol įvyks vat, kažkas blogai, ne, Mm. kad kažkas pakenks. Tai ir yra labai svarbu va, tas sąmoningumas, nubudimas. Ir pačios, tarkim, sesijos atlikimas nebūtinai reikia laukti, kad kažkas yra nutikę blogai. Tikrai taip. Reikia kaip tik save stiprinti ir galbūt ir tas sesijas išjaustis darytis, kada yra kaip tik gerai. Mhm. Jo, labai šitas vat, svarbu, aš irgi kažkaip tai aną savaitę norėjau irgi tą įvardinti, bet kadangi buvau ir atostogose ir tas toksai Taip, ir sąmyšis, ir užkrovas, ir visokie procesai ir taip toliau, tai iš tikrųjų labai dauguma žmonių galvoja būtent, kad sesijas reikia savo darytis ar atlikti tik tada, kada jau yra labai blogai, bet iš tikrųjų taip, tai ne, nes sesija, pavyzdžiui, kiekvieną kartą mes keičiame savo identitetą, mes pakeičiam savo kažkokį, taip, pradirbam vienus dalykus, ne, vėl kažkokios lubos atsiranda, ar kažkokios kliūtis, ar dar kažką, tai tam, kad nedasivesti savęs ir nenusistekenti visiškai, kad nepradėtų tada veikti tos visokios magijos, negatyvai ir visa kita, visą laiką palaipsniui palaikyti tą švarą ir lipti laipteliais, eiti į viršų, o ne būti čia labai gerai, tada bam, labai taip. blogai, tada vėl jau žiūriu dikylų ir Mhm. vėl taip, ir visas tas gyvenimas tokie amerikietiški kalneliai. Tai ne, reikia visą laiką žiūrėti, ką aš dar galiu geriau padaryti, nes tikrai tai nėra, jeigu aš gyvenu gerai, reiškia yra dar geriau, ne, ir aš dar geriau galiu, Taip. reiškia dar aš savo viso pilno potencialo nesu nei išnaudojęs, nei ten dar kažką. Ir visi tie dalykai. Ir magija pati, vat, irgi kaip jinai veikia, labai kartais gudriai, ne, pirmiausiai pradeda, žiūrint, kam buvo prakeikta ir kam buvo padaryta Taip, magija, nes būna padaryta. tiesioginė Mhm. magija pačiam žmogui, mirčiai ten kažkam, tai kad nesisektų Mhm. finansam, meiliai, pririšimai mane, nes žmonės tai ne tik tai yra tie, kurie daro tas magijas, ne kažką tai prisitraukti vyrą, bet įsivaizduokit, jūs būnant ar vyras, ar moteris ir jūs net nežinot, kažkas jūs įsimylė ir kažkas tai jums daro tą magiją, kad jūs pritrauktų arba Jūs pritraukti. vienišam būti, ne? Ir jūs nesuprantat, kodėl aš santykių negaliu susirasti, kodėl, o net nežinot, kad toksai žmogus egzistuoja, ne, o kiti Taip. sėdi tiesiog būrė, kad į mane ten dėmesį atkreiptų ar dar Mhm. kažką, tai kad tokie dalykai net neveiktų. Iš viso reikia labai stiprinti save, stiprinti švarą, pačią minčių švarą, Energetinė. energetinę Taip. švarą, labai labai svarbu. Ir yra kitokia magija, kur pirmiausiai pradeda destruktyvas, vat, netgi iš tikrųjų šiandien darėm vat, sesiją, ne, kada Taip. kada yra
žmogus įšaldytas ir mirtis arba kažkoksai tai blogumas pačiam žmogui yra stebėti ar artimųjų mirtis, arba ten kažkokias ligas, arba nesisekimus, Mhm. nesėkmes vaikų, tėvų, ten brolių, Per giminę. seserų ir visa kita Taip. per giminę eina, o pats žmogus, jisai tampa bejėgis stebėtojas visos šitos situacijos ir tai yra didžiausia kartais bausmė, negu kad pačiam žmogui tiesiogiai veikianti, kaip patį, ane, per kažkokią tai ligą, ar Mhm. tai mirčiai, ar tai per finansus. Tai kai kada yra ta tokia rykštė, baisi stebėjimas ir būti bejėgiam, kai pradeda mirti realiai artimi žmonės, ane, tam broliai, sesės, Visiškai. mamos, tėčiai, ten nelaimingi atsitikimai, avarijos, dar kažkas, o pats žmogus tarsi jam tai kaip ir, nu, ir sveikas, ir viską, bet tiesiog, va, vyksta šitokie dalykai. Tai būna, kad jisai ir yra tas šaltinis, kad jam ta magija tokia ir buvo padaryta tam, kad jisai netektų visiškai visko, o paskui, kai jau visiškai visko netenka, tas žmogus jau pradeda jinai veikti jį patį kaip paskutinį, kaip tą gardžiausią kasnelį, kaip vyšnę ant Kasnelį, torto, taip. ne? Mhm. Visiškai. Jo, Šiandien labai buvo įdomi iš tikrųjų, kaip per, vat, ypatingai labai stipriai veikia, nu, kaip per nuoskaudą, kad, vat, mhm, atrodo, kad aš padarysiu dabar, jisai kenties, bet būna tas, kuris daro, ne, jis save pastrigdina. taip. Save Visiškai. labiausiai pastrėdė. Žmogus iš pykčio, iš tos apmaudo, iš Jo. skausmo, širdgėlos, kartais jį aptemdo protas, ane, nu, ta prasme, Mhm. protelis aptemsta pa žmogų ir jisai tarsi darydamas kažkam kitam, va tokį, iš tikrųjų pasidaro blogiausiai savo, be abejo, jisai padaro blogo ir tam, kurį prakeikinėja, bet ir savo labai. Tai iš tikrųjų pas mus pradeda jau po truputėlį išdrasėti ir kreiptis ir tie žmonės, kurie patys prakeikia kitus žmonės. Yra tikrai, Taip, pas mus nėra jokio netgi smerkimo, ne, nes suprantam, kad siela irgi mokinasi įvairiausias patirtis. Ir būna kartais mamos, absoliutiškai. ten pavyzdžiui, sūnus išsiskiria su žmona ar dar kažką, žmona tenais vaikus nuteikinėja. Nu ir būna tos mamos pasako, va, ten, kad jinai prakeikta būtų, arba nueina pas kokią būrėją, ar ten dar kažkur. Būna iš to skausmo ir paskui gailis, jos mato ir pasiekmes, ir mato, kad tas sūnus paskui nelaimingas ir pačios kenčia ir visa kita. Tai tokius dalykus mes irgi lygiai taip pat padedam irgi žmonėms susigrąžinti ir netgi tuos, kurie patys žmonės dar arba vaikystėje yra, ne, tikrai. Aš Taip. atsimenu, nesu aš darius, kad pritraukti kažką tai prie savęs tenais ar pririšti, bet esu darius, kad į mane atkreiptų dėmesį, kad pastebėtų ten tos, kad ir nekaltas tas visokias meilės, tie burtai, kad va Taip, tenai taip, taip, pagal tokie vardo nekalti pirmą tokie. raidę Taip, kažkas, taip, kad ten taip. tas atei. Vis tiek kažkur tai ta magija aplinkui lieka ir jeigu žmogus nėra energetiškai stiprus, jeigu jisai yra labai jautrus visokiom kitokiom energijom, kurios ypač negatyviai veikia, tai tokį žmogų gali veikti, ne, jisai gali susirasti būtent, vat, įtikėti, kad šitas L raidė ten koksai laimis, ne, yra mano tenais išrinktasis, o jisai bus ten baisiausias žmogus, kuris atėjęs kaip tik Taip. pamokinti, kad pirmiausiai save reikia mylėti, ne, ir ta O nesvarbu, ne kaip ta mane. meilė Jo. atrodys, ne, ar ten vardas, ar išvaizda, ar tamsus plaukai, ar rudas akis, ar ten aukštas, ar dar kažkoks, nu tikrai darė, esam tenais tų visokiausių būrimų daugas vaikystėse ir kartais jie mums labiausiai ir trukdo, ne, susirasti, kad ta širdimi pajausti kitą žmogų, o mes vizualų kažkokiu tai, ne, ar ten dar kažkokiais tokiais dalykais. Tai magijos rūšių yra įvairiausių ir sveikatai Įvairiausių. padaryta, ir finansam, ir meiliai. Ir tiesiog konkurentai daro įvairiausias tas Taip. visokiausias tenais magijas, kad kitam nesisektų, ar kitam ten būtų kažkas užleisti. Daro taip, nesisektų, bet daro taip, tarkim. Ir girdėjau, ir žinau, žodžiu, kad sėkmę. Nu, Mhm. paimtų pavyzdžiui, ne? Nu, jisai sėkmingas žmogus, o man, tarkim, kitam žmogui nelabai sėkmė. Tai susiranda, tarkim, sėkmingą žmogų, turtingą ir pasiema Taip. nuo jo sėkmę. Mhm. Tai yra padaromi ritualai tam tikrie, ne? Tiesiog ir viskas. Ir jisai Satanistiniai toliau ritualai irgi, kiek esam susikūrę, satanistiniai. tenais O, irgi tie tokie iš viso, taip, kur pakulom daromis tos lėlės, vudų, pakolom, visokiausios, visokiausių. įvairiausių užšaldymai yra, ne, įvairiausių irgi tam Užšaldymai, taip. šaldytuvė kameroje, tenais nuotraukų ir visi apviniojimai ir visokiausių dalykų, Mhm. kapų magijos.
Ir iš tikrųjų, mum, ką su Laura parodė aną savaitę, tai iš tikrųjų nuostabus toksai dalykas iš viso aplamai suvokti, kaip ta magija veikia, kas jinai tokia buvo, pirmą pradžią pačią šaknę, ne, kada jinai buvo nuleista ir kam jinai buvo nuleista. Tai ta pirmą pradžia pati magija buvo padėti žmonėms statyti Padėti. ir kurti viską. Bet, Mhm. kaip visą laiką, žmogus, jisai nori galios, jisai nori autoriteto, Taip, jisai aš nori norėjau kažko pakalbėti apie tą. Mhm. ir pradėjo tiesiog va, tą magiją naudoti visiškai kitais tikslais, ne? Taip, ir Kaip kai mumis pajunta, įpakavo labai nuostabiai. taip, labai. Ir pavyzdžiui, kai žmogus pajunta, kad jis turi tą galią, ne, kad kažką gali ale padaryti. Kaip tada jisai kaip gauna, žinai, kaip valdžiai rankas. Mm, Ir jisai pradeda, taip žinai, šaltakraujiškai teisti arba ten daryti tos visokius maginius, tos visus mm, burtus, pririšimus, atrišimus ir taip toliau, ne? Nes jis įsivaizduoja, kad jisai jau čia valdovas yra taip, ir gali jisai padaryti, ką jisai jau nori. O mm, magija buvo suteikta ne tam, kad kenkti ir kaip taip, valdžia, žinai. Aišku, visatas tu neapgausi, jinai patikrina kaip tu ją naudosi, prieš ką tu ją naudosi tą magiją, ne? O magija buvo apskritai, magija yra pats gyvenimas, kiekvienom žingsnį yra magija, bet pati ta magija, raganystės tos visos buvo duota gydyti žmonėms, visiškai. padėti žmogui, Ir padėti žemei, statyti, orui, su visais atkurti viską taip, tiesiog. visiškai, absoliutiškai. O Mm, dabar kiek aš pastebiu irgi ta tokie, žinai, netgi pasisakymai, atributikos visos sudėtos ir kitos ir nuotraukas deda ir tipo ir išvaizdas tos tokias pasidaro tokios, žinai, kaip gąsdinančiai, ta mhm, prasme, žmonija, žinai, žmogų, kad aš noriu pas ją kreiptis, bet tokia tikrai atrodo, ir gąsdinanti, ir tokie, žinai, žmogeliai tokie, suprantate, yra įvairiausių, nu, jau yra iškraipyta labai, visiškai. iškraipymas yra. Ir dar vienas pastebėjimas, ir labai didelis pastebėjimas, kadangi tie socialiniai tinklai, jie yra ir teigiama turi pusę, ir Mm, neigiama, kaip ir mes, teigiamą ir neigiamą pusę turim, ne, šešėlinę pusę ir šviesią pusę turim. Supranti, visokių tokių burtelių yra pateikta socialinėje erdvėje, mm, Instagrame, užėjai. Ir su kaunom tau pripieš ant taip, lapų, ir ten visokie zagavorai, užkalbėjimai bus, ir atkalbėjimai, visų, naudokis. Žmogus, ane, paprastas žmogelis, perskaito, aha, ta man pridirba, įsijungia, na dabar tau bus. Pridirba, supranti, ir savo prisidirba. mm. Bet dar labai gudriai kartais kai kurie daro, galvoju, keletą panaudosiu, va jau Keletą. tikrai suveiks ir Aha. sumiksuoja savo kažkokius, tai tenai dar Taip, naujadarus taip, išranda, padaro. taip. O va šitas tai jau A tikrai dabar veiks. O tai, pradeda aha. pirmiausiai visą laiką magija, jinai parodo tarsi, kad užkabintų tą patį žmogų, nes jeigu reikia kažkokios energijos iš to žmogaus, Mhm, ne, jinai mhm. pradės suveikst, bet tam žmogui gal kažkas tai Taip, nutiks, nesiseks, ar ten kokią koją įsisuks, ar dar kažkas, ir jau galvos, o jau čia lauksiu, lauksiu dabar. taip, Ir užkabina žmogų dar ant to, ne, dar, kad jisai taip, neštų savo tos energijos, savo to taip, emocijos, tos maitintų tą patį maginį sluoksnį, kuris jisai antiek yra iškraipytas būtent čia pas mus šitoje 3D žemėje, kad dabar, kas vyksta su žemės tuo pačiu perėjimu, atsisijoja viskas labai. ir ateina, grįžta, grįžinėja po truputėlį vėl į tą sluoksnį, kur magija ir turi pagal viską būti padėti, kurti, gydyti ir Ir tiesiog tą tokį kiekvienas atstatyti. įkvėpimas yra magija, matymas magija, kaip Taip, lapelis ant medžio juda, kai žydras dangus, kai saulė šviečia, kai tiesiog lyja, ne, kai taip, gėlės skleidžiasi. Tai yra magija. Ir kiekvienas žmogus, jisai jau vien tik tai, kad jisai valgo, kad virškina organizmas, kad jisai ten tiesiog užuodžia kažką, tai yra magiška. Ir kiekvienas absoliutiškai. žmogus, jisai tą turi, bet kai jisai paverčia ir
sutepa, sakykime, tą Sutepa. pačią magiją, Mhm. ne? Mhm. Jinai išsikreipia ir jinai visiškai pasiskirsto, va tai sluoksniais tokiais. Ir jinai Mhm. pradeda išsigimti pati tą magiją, ne? Tada prie jos gali prieiti viskas. Ateina juodieji magai, kurie tenais eina į Taip. požemius, su demonais bendradarbiauja, juos pakabinę, tada su dvasiom, dvasias įsikviečia, kankina tenais irgi, kad juos ten sakytų, kiti ten vėl okultistiniai visokiausi dalykai, kur gyvūnėlius Visokia. aukoja Taip. ir visus kitus tas Taip. sėkmes pasiema savo ir visus kitus dalykus. Antiek išsikraipę viskas yra, kad ta pati magija jau jinai, kaip ir kiekvienas žmogus, jisai turi tam tikrą procentų tą skaičių, kada renkasi tamsėje patirtį ir tada apsisuka ant kulno, 360 pradeda eiti rinktis jau tą teigiamą, pozityvę. Tai kadangi jau yra surinkta pakankamai, daugiau negu pakankamai tos Labai. tamsios patirties su va, būtent ta tamsia ir negatyviaja magija, jau viskas jinai pradeda birėti ir tiesiog pereidinėja į visiškai kitą dažnį, kuris ir turėjo pagal viską būti. Todėl Taip. dabar pradės vykti realiai destrukcija. Visus tuos, kurie būrė, kurie kenkė, kurie visaip kaip specialiai darė kitam, Taip. vat, norėjo blogo, kenkėjiški buvo, ne? Ir tenais prijunginėja ir demonus, ir tas dvasias, ir visą kitą. Dvasias kaip Viskas kankino. grįžta Na. atgal pas pačius, nes todėl, Taip. kad jie pradas to, jie turi būti ir pabaiga to, ane? Nes viskas turi pradžią ir pabaigą. Pabaiga. Tai Mhm. ne pas adresatą, kurį buvo nusiųsta ta magija, o grįžta apsisukus rikošėtų atgal pas tą žmogų. Ir todėl jinai vat, su tuo žmogum arba transformuosis tas žmogus ir išeis, ane, į tą pozityvą, Taip. arba jisai, kaip sakant, per amžių ir išnyks, arba eis į tą transformaciją, kur eis į destrukciją, Destrukcija. į regresą, tą, ne? Į regresą Tai patį. dabar va, Taip. toksai tas Visiškai. metas yra būtent viso šitos perėjimo, to, ne, naujo Mhm. pasaulio ir visa kita, išsivalymas visiškas nuo to, kas buvo iškraipyta. Tai ne tik per maginius poveikius, tai yra ir dvasių pasaulis persistato, demonų pasaulis persistato, maginiai sluoksniai persistato, visos dimensijos persistato ir visi kiti dalykai. Bet magija, todėl kad jinai labiausiai buvo tokia, nu, plačiausiai naudojama, ne, Plačiausiai. žemėje. Visiškai. Tai dėl Taip. to mes vat, ir šnekam, dėl to mums pirmiausiai tą tokį sluoksnį tiek aiškiai parodė, nuo ko viskas prasidėjo, kam buvo, ne? Mhm. Tokį, mums su Laura labai dažnai visatą mėgsta pravesti pamokas. Tai apie magiją, tai apie kokią biologiją, kūno sandarą, Kūno sandarą. dvasios sandarą, su kūnų sąveiką ir visus kitus dalykus. Tai mums pravedė va, tą visą tokią pamokėlę, labai aiškiai supratom ir toksai atrodo, nu, kaip kitaip. Nu, ta prasme, antiek aiškiai paaiškino, kad Aiškiai taip paaiškino. supratom iki kaulų smegenų, kad va, kaip viskas veikia ir už tai dabar ir yra. Viskas grįžta atgal rikošėtų, nuo ko viskas ir prasidėjo, nuo ko paleista buvo, ne? Todėl, kad Taip. tie, kurie atkentėjo, tie, kurie buvo po magijos to visų poveikių kažkokiu, jiem grįžta ir laikas sugaištas jų, ne? Po to magijos, Taip. kaip sakant, įtaka. O tie žmonės, tie, kurie būrė praeituose gyvenimuose, šitose gyvenimuose ir visa kita, jie turi va tą šansą. Arba transformuos, arba ne. Tai va mes šiandien irgi iš tikrųjų, va tą, kur turėjom sesiją, kur Sesija labai buvo galinga. paleidusi, prakeikusi per amžius kitą irgi moterį, jinai jai parodžius, kas laukia, kaip yra, kaip būna ir ką ta magija iš tikrųjų padarė per visus tuos gyvenimus, jinai vat, priėmė tą sprendimą gražintis savo, ne, ir išvalyti, tai netgi mes su dvasiomis, tom, kurios jau yra pačios pastrigę per maginį poveikį, su tom netgi dirbam ir su jom eina susitarti, kad jos pradėtų irgi tą valymo procesą, ne, va, kad jos Visiškai savo tą maginį poveikį. Tai antiek tas suvokimas ir supratimas apie tą pačią magiją pakito, bent jau mano tai be galo. Labai. Ta prasme, antiek, žinai, Visiškai. išplėtė plačiai tą visą tokį mentalą, antiek aš tą magiją dabar suprantu nuo A iki Z, atrodo visus tuos sluoksnius, posluoksnius ir kas dabar vyksta, kad, na,
net nepatarčiau kažkam tai pradėti užsiiminėti arba žaisti būtent tokiais Mhm. kažkokiais negerais ar nešvariais darbeliais, nes žinokit, grįš viskas čia. Nėra laiko kitam Visiškai. gyvenimui padarysiu čia, tai ai, kitam gyvenimui, nors pamanęs ir tvanas, kai dažniausiai visi Mhm. galvoja, Taip jau tikrai čia ne. viskas pradės grįžinėti, nes jinai jau sukasi, jau pradėjo savo tą apsisukimą į Taip. 360 laipsnių, į tą eiti pozityvę transformaciją ir visas šitas destruktyvas, jisai tiesiog byra ir viskas eina kaip rikošeto atgal. Visiškai Visiškai. runos parodė, taigi buvo ir atėjęs ir runų pats egregoras, ne, Mhm. ir ta prasme, kaip yra, kaip panaudojamas tos Taip. runos yra, kaip viskas jau yra, nu, atrodo kaip, žinai, Nuvalkiota. nuvalkiota, žinai, Mhm. Tikrai taip. nuvalkiota. Nėra Jokio nebėra, pagarbos, tokios vienetai, visiškai, kurie yra, kurie gerbia ir runas, ir tuos įrankius, ane, va, taip, visus tuos taip, maginius pačius, taip, tas erdves pačias maginės taip, ir daro taip, teisingai pagal visus tuos magijos mhm, įstatymus dalykus, ane. Dauguma iš tikrųjų yra tie, kurie nebeturi to moralinio principo, to kompaso tokio ir jie niekina tas pačias erdves ir tos pačios erdvės jau tiek prisipildi to negatyvo, to tokio, kad jos pačios pradeda užsidarinėti ir valytis. Ir gaunasi va tas toksai labai kaip žemės drebėjimas visur, ne, kad jos pačios taip, išpurto visus šitus tokius savamokslius, kaip sakant, ir tiesiog destrukcija vyksta visose va tose visiškai, sluoksniuose. Kas gavo vis, tai, kas priejo, kas galėjo tiesiog va, paimti, mhm, naudotis, teršti, sutepti ir visa kita. taip, Nes tai yra sakralu, visi šitie dalykai, jie yra sakralūs, ne? Ir jie yra visi absoliutiškai. skirti kūrimui, tas, kas mes ir esame. Mes esame kūrėjai visi, o dauguma žmonių iš tikrųjų perėję į tą destrukciją. Ne tik savęs, Destrukcija. bet ir kito, žinai, ir artimo, ir netokio artimo, ir aplinkos, ir visa kita perėję į destrukciją. Ir pati žemė, jinai valosi. Ir va tas transformacija ir perėjimas į tą kitą žemę, tai taip ir vyksta per atsikratymą tų, kurie yra parazituojantys, ane? Tai pirmiausiai, Visiškai. va, per tenais viskas tas ir vyksta, tas atsikratimas. Absoliutiškai. Absoliutiškai. Užtat ir mes ir darom šitas sesijas. Padedam. Taip pat, jeigu atėjo laikas ir jūs suprantat, kad tai nori transformuotis, mes padedam. Mm, Jaučiat, kad yra maginis poveikis, mes darom sesijas. Nesvarbu, koks tas maginis poveikis yra. taip. Mes padedam visą šitą dalyką. Visiškai. Dvasiums, taip pat su dvasių pasaulio lygiai taip pat, ane? Jūs įsivaizduojat, jos ramybės neturi. Mm, Prikabina tas dvaseles, ane? Su kapinėm ypatingai ten, kur dirbama, su to kapinių žemėm, visokiom dvasiom, prikabina prie žmogaus ir jinai yra tampoma. Jinai yra mm, prikabinta. Kas vyksta? Visas dvasinis pasaulis, įsivaizduoju, kaip buvo išsikraipę iš taip. viso. Absoliutiškai. Ir jisai ne tik, kad taip pat įsikraipo, ne, bet ta Jo, kiekviena dvasia, jinai kai vis tiek kažkokiu tai lygmeniu, jinai atgimsta vis nepilnesnė ir nepilnesnė. Todėl yra nepilnesnė. ir apsigimimai, ir įvairiausios Mhm. tos tokios lygos, nepilnatvė, tas atsiskyrimas, ne, ta visa ta matricos sistema tarsi jinai perima visų tų žmonių valdymą, dėl to, kad jie ir atgimsta nepilni su labai mažai pačios sielos energijos. Todėl, kad labai daug tų dvasių yra pakabinta. O kiek yra tokių, kurie net negali įsikūnyti, kaip mums parodė irgi aną Taip, savaitę, kurie laukia, kada galės įsikūnyti, bet negali, nes kūnas. Jisai aptarštas. Kuo mažiau sielos energijos yra pačiame kūne, tuo daugiau yra programų jame. Ir per tas visiškai. programas siela, jinai atsisako įeiti į kūną, atsisako, jinai išeina iš jo, jisai per daug užterštas, kad šitoj terpiai Taip, siela norėtų iš viso gyventi. absoliutiškai. Ir Arba jinai kiek nebūna. pastrigusių yra. Tu pasižiūrėk, Laura, Mhm. kiek pastrigusių pačių sielų, taigi kiek paleidom. Visiškai. Pastringa, o jos negali gimti. Taip. Jos tiesiog yra pastrigusios, tai mes ir darom šitas sesijas visas, vat, padedam su dvasių pasauliu, jeigu jaučiat yra. Arba pavyzdžiui būna, žinai, o dabar man rodo, nu, tarkim, netenka artimojo, ne, yra mirtis, išeina, vat Mhm. išeina žmogus. Jisai per tą raudą, per tą skausmą, nu, nepaleidžia žmogaus, Mhm. neپaleidžia sielos, tai kas vyksta tada? Siela negali
pakilti ir transformuotis, nes visa tai jaučiasi. O tenai toje erdvėje yra, nu, tarkim, kai kalbam, tai girdisi labai garsiai tenai. Mhm. Ta visa rauda, jinai pasiekia, jinai, nu, laiko tą sielą nepaleidžia Ja. visiškai. Ir kuo ilgiau jinai laikosi, jinai netenka Taip, energijos tam, kad pakiltų ir galėtų iškeliauti į jo, savo vibracinius namus, į sielos jo, namus, tam, kad jinai galėtų pailsėti, nusiimsiu transformuotis ir ausines. kad jinai galėtų vėl toliau Taip, atsigimti. Tai iš tikrųjų visi šitie tokie dalykai irgi labai reikia iš viso dabar šiuo metu visų to perėjimo, visų tuo laiku ir visa kita, taip, reikia tiesiog pagaliau tapti sąmoningiem, ne? Ne tik apie taip, save, va, tas galvo, bet apie visą savo aplinką, kas tenais vyksta, kaip tenais vyksta, ką aš esu padaręs arba nepadaręs gyvenime, taip. ne? Kaip aš įtakoju savo aplinką. Nežiūrėti jau į kitus, kaip kiti tenais ir visa kita, į tą skirstimąsi žmonių ir ten kažkokių tai nušvitę, nenušvitę, nubudę, nenubudę, Mhm. vibruojantis, nevibruojantis. Bet ką aš suteikiu gyvenime, ką aš į aplinką transliuoju, kas aš esu aplinkai ir kaip aš sąveikauju su aplinka. Ir jeigu aš Taip, vaikštau ten kažkokioj pastovioj nuolatiniai depresijoje, pykti, pagėžai, pavydę, dar kažkur arba nepasitenkinime, ką aš skleidžiu, tada ir transliuoju į tą aplinką iš viso, kom aš prisidedu prie to, pavyzdžiui, kad ir to perėjimo kažkokio tai, ne, arba tenais to taip. tokio gerbuvio pasaulį ir kuom aš esu nusipelnęs, kad aš galėčiau pereiti vat, į tą tokią Pereiti. utopiją, į tą kitą pasaulį, į tas kitas vibracijas, kuom aš nusipelniau, nes vien tik tai dėl to, kad aš esu kvepuoju, ne, tai Mhm. nėra dar nusipelnimas ir tai nėra faktas, kad žmogus galėtų jisai tenais perėti, bet kuo iš tikrųjų aš esu vat, nusipelnęs žmogus, siela nusipelniusi būti tenais, kuom aš galėčiau pasitarnauti tenais, kuom aš galėčiau prisidėti prie kūrimo ir ką aš esu Taip, kūrus jau dabar čia, šitame gyvenime, ne, ar aš nešu tik tai destruktyvą, ar kažkaip tai tik atsisijoju ir aš sukūrus esu didžiausią tvorą aplinkui save, kad tik niekas neįeitų, kad tik įeitų. niekas mane Mhm. nesužemintų energijų, vibracijų, ar tik tai niekas manęs nepaveiktų. Tai jeigu aš tik tai tos tvoros statytojas esu, nu tai tada va šulinytame ir žmogus gyvens, nes jisai turi būti Visiškai. integracijoje su visu, aplamai su visu, ir žmonėmis, kitomis sielomis, su aplinka, su medžiais, su oru, su žeme, su kosmosu, su viskuo, su visom stichijom, vandeniu, oru, ugnim, žeme Absoliutiškai. ir kitais Taip. žmonėmis, kitomis sielomis. Tai čia yra labai svarbu būtent šitam L- perėjimui. Ir atvira Absoliutiškai. širdimi, per širdį perėjimas turi Taip. vykti, o ne per jos išjungimą. Ir pamiršimą kvėpoti čia į robotizmą žmonės eina. Ir Čia tas robotizmą geriausias, visiškai. čia turbūt nu, geriausias anegdotas, kuris buvo girdėtas ir paskui jau taip daugiau išplitęs, aišku, nu, tai kai širdis jau nebesigirdi, Girdi? nebeplaka ir jau kvėpuoti jau pamirštama yra, ar ten reikia prisiminti, kad kvėpuoti tai nėra automatinis procesas, o reikia skaičiuoti, iškvėpi, Reiškia. ir visą laiką tame, nu, tai jau atsiprašau, jau robotukų armija tada, ta prasme, auga visiškai tokia į kitą pusę, tai, na, Hibridai. Taip, nežinau. robotai. Taip, robotai, Visiškai. robotizmui. Absoliutiškai. Nejaučiat širdies, eikit pas gydytoją. Ja. Kreipkitės, pasitikrinti savo širdį. Nes, Tikrųjų. nu ir šiaip nejaučiant nieko, tai Nieko. kuom tu tada pasitarnausi tame naujame pasaulyje, naujoje žemėje, Absoliutiškai. naujame Taip. laike ir tame visame be širdies, be pačio pagrindinio centro. Va, tą mes už tai ir norim padaryti praktiką pirmadienį, kitą va, 31 dieną. Taip. Širdies centro atverimo, kad parodyti, kaip tai jaučiasi, kad Kaip tai kiekvienas jaučiasi. galėtų patirti, kad tai galėtų suprasti, kad tai galėtų atverti savo širdį, savo centrą, tą patį pagrindą, tą ašį, tos energetinės Aši. ryties patį Taip. centrą, kad išjausti, kas aš esu, kaip tai viskas Kaip veikia, visas kas veikia. mes tokie Taip. esame, ne? Ir viskas prasideda čia iš viso žodžiu, pereiname į kitą, Taip. į kitą Viskas tą gerai. temą apie
tą suvokimą, kas mes iš tikrųjų esame ir kaip tai veikia ir va dėl ko kilo visas šitas, ne, mūsų širdies centro Taip. tas atverimas, dėl to, kad pagaliau realiai supratom, kaip viskas veikia. Ne tai, kad supratom, bet, žinai, Bet ir parodė. ir parodė, Visiškai. kai girdi, kartais labai protingi žodžiai. Tikrai dauguma, kas mane pažįsta, irgi žinot, kiek aš nekėdavau, kad iš vidaus į išorę reikia eiti, kad viduje visi Taip. atsakymai ir visa kita. Ir tuo tikėjau ir tikiu, bet ta prasme nebuvo iki pačio galo, iki šaknies suprasta, kaip tai yra svarbu, iki tol, kol mums realiai neparodė, kad mes patys savo iš tikrųjų esame patys geriausi draugai arba priešai ir kodėl Arba tas priešai. Dievas mumise gyvena ir kas mes iš tikrųjų tokie esame ir Kas mes iš pas mus viso veikia. esame. Taip. Taip, tos frazės, jo pažinti save, jo, aš pažįstu save, o iš tikrųjų pati esmė ir šaknų šaknis, tai vad būtent yra nuo savęs. Būtent yra nuo savęs. Na, pačio Taip. to tokio ašies, to pačio Mhm. stuburo, iš to vidaus, kas aš Taip. esu. Ir kiekvieną kartą, kai, va, pavyzdžiui, balsas kažkoksai galvoj šneka, ar kažkoksai, va, tas toksai, va, kas ten šneka, kas iš tikrųjų jums sako viską, kas iš tikrųjų kūrė jūsų gyvenimą, jūsų aplinką, kas iš tikrųjų tas kūrėjas arba griovėjas, destrukcijos arba pozityvo kūrimas, ne, aplinkui save, kas tai daro. Patys. Kai mes šnekėdavom, atsimenu dabar, tai net juokas ima, kai mes sakydavom su Laura visą laiką, kad patys mes demonus, ne, susikūrėm, patys į apsą pasidarom, prisijungiam tenais, nes jie tarnauja mum pagal tai, ko mum reikia. Bet dabar mes žinom, kaip tai viskas veikia dar kitaip, ne, toksai atrodo, tie net demonai kaip ir įkaitai mūsų tampa, todėl kad per mūsų mintis, per mūsų jausmus, per mūsų nesupratimą ir nesuvokimą, kas mes esame, visa tai ir vyksta. Visa tai vyksta. Ir ne veltui sakoma, kad prisiminkit, kas esat. Kodėl visur visą laiką pats pagrindas to viso sąmoningumo ėjimo į šitą visą kelią, visą laiką visi kartuoja prisiminkit, kas esat. Prisiminkit, kas esat. Neatraskit save, nesuraskit save. Taip. Prisiminkit, kas esat. Ir kaip tai padaryti? Per ėjimą visiškai į save. Į save. Taip. Išgirdimą, pasižiūrėjimą, kas šneka, kokie balsai, kas kalba aplinkui, kas veda, kas širdį valdo, kas kūną valdo, kas čakralinę sistemą valdo, kas mintis valdo, kas emocijas valdo, kas jas iš tikrųjų valdo. Ir kai šitą atrasit, kas iš tikrųjų jūs valdo, nereikės ieškoti nei koksai demonas, nei reptiloidas, nei matrica, nei kažkokie tai dirbtiniai intelektai, nei dar kažkokie tai dalykai, jūs jau žinosit puikiai, kas jūs valdo ir dėl ko žmonės vadinami yra kūrėjai, siela, ne? Taip, visiškai. Apie magiją sluoksnis pasirodė, ne? Jinai buvo sukurta kurti, duota žmonėm kurti, statyti. Pats žmogus irgi kūnas šitas fizinis įsigavo sielą, kad galėtų eiti per patirti patirtį, statyti fiziką, materiją, jausti, liesti, valgyti. Viskas yra apie kūrimą, kūrybą ir visą kitą. Bet ne visi patapę yra architektai, tai yra tiesiog destruktyvų užsiimantys žmonės. Ir to destruktyvo tiek dabar daug, kad tiesiog turi viskas atsisijoti. Atsisijoti. Taip ir vyksta užtat žemė perversmas ir kaip mes ir kalbėjom prieš tai, ir energetiškai jaučiasi, ir mes padedam iš tikrųjų su Laura praeiti šitos procesus. Ką ir darysime per energetinę ašį, tai bus labai stipru. Iš pradžių tikrai mes nelabai supratom dar pačios, kas tai vyks. Todėl mus grąžino į tą pačią pradžią, ne? Nes to prasme labai tai yra svarbu, bet nesupratom iki galo, kodėl būtent nuo tos pradžios mes irgi nuvalkėtos tos, ne, čakros. Kas tas čakros? Taigi visi žino, kas tas čakros. Aiktų. Žinau, va, galiu pasiskaityti, toj viskas bus padaryta. Jo. Ir kai pradėjo rodyt, iš tikrųjų, kai atsiskleidė viskas, nu, tai čia yra, kaip sakant, next level. Ir kai Laura sako, kad ne tik, kad
padedam praeiti šitą visą tą patį etapą, bet vien tik tai suvokus, pastačius tą visą tokį pagrindą, tą pagrindinę ašį, tą energetinę, Taip, nuo to viskas prasideda, nes nu niekaip be to ir kadangi visi šitie tokie dalykai, viskas paprastume yra, mes vat kaip atėjo mums tie absoliutiškai. suvokimai, mes su Laura dar tiek juokėmės, kad viskas kvantiniai šuoliai, Šuoliai. kažkokie Mhm. kodai, Atėjo jau atrakinimai, tos kvantiniai kristoliniai, šuoliai. krištoliniai laivai, Taip, ten bazės, kažkokios visi tie tokie pavadinimai, viskas taip eskaluojama, tokie, kad tik mandriau, kad tik geriau. O viskas taip yra paprastume, labai. visiškame paprastume, jeigu jūs, vat, mes galėtume perteikti ir išaiškinti, nes žinom, kad, nu, tiesiog ta informacija, nu, nedaeis taip, nes per sluoksnius mum pačiom kiek ėjo, kol tas aurika momentas buvo ir tas Taip. toksai suvokimas, tai va tą ir norim perteikti, tą norim parodyti, tą norim tokį paprastumą, ir patį svarbiausią dalyką, per tą energetinę ašį, per tas čakras atsirakins absoliučiai viskas. Visas supratimas pasistatys ne tik, kad pagrindas tvirtas po kojų, bet kodėl nuo širdies pradedam, ką mes ir darysim, pirmadienį duosim tą tokį suvokimą ir supratimą ir pajautimą, kaip tenais viskas bus ir kas Taip. darysis. Nes Mhm. jūs įsivaizduokit, pavyzdžiui, šiaip savo iš proto ar kažko statyti savo pagrindą po kojom, ne, dirbti su pirma čakra ar dar kažką, Mhm. neišjautus, kas tu iš tikrųjų esi, arba nežinant, kas tu iš tikrųjų esi, kaip tu gali statyti savo pagrindą. Tai eitų vis tiek iš programų, ne, kažkokių ribojimų, Absoliutiškai. iš Taip. programų dar kažko. Taip. Tai va su ta pirma čakra dirbant, nu tai kiek galėtų tenais pasidaryti, pats, be jokių, po tais posluoksniais įvairiausiais, visais šitais dalykais. Lygiai taip pat kitas, antras, ne, kūryba, aistra ir visi kiti dalykai vėlgi neveiks, jeigu širdies centras yra nesutvarkytas. Kaip tu gali išjausti, kas mane veža, kas man patinka, kas man Tinkakas, taip. rezonuoja, jeigu savęs nepažįsti. Vėlgi, ne, jeigu netvėręs to širdies, neišjautęs, nesupranti, Taip. Mhm. kaip meilę gali jausti savo, kaip meilę gali artimai jausti, kaip meilę gali jausti aplinkai iš viso aplamai, ne? Lygiai taip pat Visiškai tada taip. susijungimas su visku, su visu tuo aukščiausiojo, su dieviškoju, aš su savo kūnu. Jeigu širdies vėlgi netversi, ne? Absoliutiškai. Ir ta pulsacija visiškai yra kitokia, jinai kita visiškai, net pulsacija rodo absoliutiškai yra pačių čakrų. Ko buvo anksčiau galbūt mokama kitaip, išjaučiama kitaip, jos rodo, kaip jų pačių veikimas, jų pačių persistatymas, taip, absoliutiškai. Jo, ir tas vyksta. Dažnių perkeitimas, netgi dažniai keisis pas kiekvieną ir bus visiškai kitaip skirtingai. Ir tas būtent tai, kas tiko tam dualumui, tam 3D, nebetiks kitiem, visiškai tiem dažniam ir kitom tom dimensijom vadinamom, nebetiks, todėl ir keičiasi ir čakralinė sistema keičiasi, su senu niekaip, niekas niekur nepereis. Nu, į iliuziją. Geriausiu atveju į iliuziją, kuri neštas burbulas, kai akvalangą užsidėjus tenais, kai ta būna tie akvariumai. Tokie akvariumai tokie, taip. Ir tada, iki to gyvenimo, kaip sakant, galo jau tenais pragyventi. Bet jeigu iš tikrųjų yra norima padaryti tą perėjimą, suvokti, kas tai yra, išjausti, pasistatyti tą pagrindą, susijungti su viskuo, ne, su tom naujom energijom, vibracijom, tas suvokimas, ta čakralinė sistema ir visa kita, reikia dėti darbo. Nieko šiaip savo už ačiū neperkels, tiesiog dėl to, kad nusipelnė kažkas, nes karma netgi netaip veikia, visiškai tokia sistema, jinai persirūšiuoja, persigrupuoja, todėl kad per daug visose erdvėse, dimensijose per daug destruktyvo. Todėl viskas yra nunulinama, anuliuojama. Žmogus turi įrodyti savo vertę ir ką jisai gali duoti ir prisidėti kaip ir kad vien tik tai jisai norėtų save
susitvarkyti, kad aš noriu Taip, švari nueiti į kitą erdvę, o ne aš eisiu būtent. visas vaikai tranas, vabalas apsiteršė, supranti, su visais savo, kaip sakant, Jo. tenais Aha. šen viduje ir eisiu ir taškysiuos paskui po naujo Toliau tenais tą kitur. Ne, erdvę ir taip tenais vėl nebus. viską Tikrai užkrėsiu, taip. be Jo, šansų, be be šansų. šansų šitie Taip, dalykai. visiškai. Visiškai. Ir tenais yra ta Absoliutiškai. vienybė, vienovė, gausa ir tas suvokimas, supratimas per širdį, išjautimas, tada vat, ir atsiveria pa žmonėm ir aišku žinojimas, Mokymas, ir intuicija savo intuicija tikrąją. visiškai Mhm. tai. Ir Mhm. skonio receptoriai keičiasi ir visi kiti tokie dalykai. Tai yra tikrai svarbu, tai labai labai kviečiame visus būtent pirmadienį sudalyvauti ir patirti visą tai savo, kaip sakant, kailiu, kūnu, visu Taip, tuo ir paskui tiesiog padaryti išvadas ir pasižiūrėti, ar jūs norite tęsti tą kelionę ar ne, kuri tikrai tęsis taip. rugsėjį, vyks 14 dienų, labai stiprios užkrovos ir labai stiprus, tikslingas toksai darbas, po kurio niekada nebūsite tokie, kaip buvote prieš tai. Ir jau tada žinosite ne tik, kad jūs kas esate, bet koks pas jūs ir pagrindas po kojom yra. Absoliutiškai šitaip. Tikrai taip. O kitam dar norėsiu irgi, o galim ir šitam trumpam paminėti, pavyzdžiui, apie pačią sielos susijungimą, ne, su kūnu. Nes Mhm. dažniausiai mes ir aš pati gyvenau, ta prasme, nejausdama sielos pačios, ne. Ir ką mes darom ir atsirakino pas mus pačias, kad sujungiam sielą su kūnu. Ja. Ir gyvenimas taip pat jis keičiasi nuo pagrindų. Nėra iš lengviausių, bet tai yra transformacijos Mm. dalis ir labai svarbi. Kai tu Visiškai. pradedi girdėti savo vidų, savo sielą. Taip, ir tas vat, gaunasi tas vedimas, ėjimas iš to, kad pagal tai, kas tau, ką pati siela, jinai pasirenka gyvenime, Taip, ne, ką jinai nori patirti, taip, ką jinai nori išmokti, jinai susidėlioja visus taškus, kuriuos jinai nori praeiti, ne, per taip. gyvenimą. Ir kai nukrypstama yra per daug, arba kūnas fizinis yra tiek užteršamas, kad siela negali jame būti ir Mhm. dalyvauti, jinai išėjus būna, eina šalia, stebi ir bando kažkaip tai prisibelsti prie to žmogaus, kad žiūrėk, ką girdi, čia kažkur tu jau tu Kažką paklydęs, gal grįžk daryk. atgal, Mhm. įeik tenais ir Taip, visą kitą, tas žmogus vis tiek jisai negirdi ir sukasi tam rate, tai būna arba siela išeina, atsijungia visiškai ir tas žmogus lieka tiesiog kaip programa, sistema, robotas arba yra iš robotas, irgi, irgi arba išeina iš pašalinama. viso. Arba Mhm. būna dar kita Iš- siela, įeina pratesti Taip, ten kažkaip tai gyvenimą ir pasikeičia tas žmogus, yra keletą tikrai įvairių tų taip. variantų, bet kodėl yra labai svarbu savo pačių sielą įsileisti į kūną ir susijungti. Nes tada viską jūs patirsite, ką ta siela pati geriausiai ir norėjo suplanuoti, Taip, ne tą, ką jūs taip, norėjo siela, kad jūs išmoktumėt, ką jūs patirtumėt, kad jūs pajustumėt tą gyvenimo skonį ir visa kita. Visiškai absoliučiai. kitoksai vedimas yra per gyvenimą, visiškai kitoksai suvokimas ir supratimas, matymas plačiau, ne? Tiesiog Mhm. atsiveria, atrodo visiškai kiti klodai, ko anksčiau galbūt žmogus visiškai nematė. Tai pokytis yra akivaizdus, kuris tiesiog keičia Vyksta gyvenimą. momentaliai, taip, ir jis vyksta Mm. momentaliai, tas pokytis vyksta momentinis, jis yra momentinis, darai pokytį ir jis įvyksta tas pokytis dabar. Taip. Ir nereikia laukti ten pusmečio Nereikia metų ar dar laukti, kažko, ar dar jisai kažko, realiai jis vyksta. vyksta Taip. dabar, šiuo metu. Nuo Tikrai tos taip. minutės, kai nusprendžiat keistis ir norėti pokyčio, jis ir pradeda vykti, pradeda atsirasti įrankiai, tarkim, ne, kaip tai padaryti, kai duodat savo sprendimą, leidimą, tada vyksta pats pokytis dabar. Taip. Tikrai taip. Ką, Tai va, šiandien, man atrodo, perdavėm viską, kiek norėjom, kiek galėjom, kiek šiuo metu, taip, kiek tiesiog galėjom pasidalinti. Tai tikrai labai labai kviečiame pirmadienį būtent į nemokamą visiškai taip, tą mūsų tokį, iš tikrųjų, gavom tą tokį, ne tik tą žalę šviesą, bet tokį visišką impulsą ir vedimą parodyti, kaip jaučiasi
atverta širdis, kaip iš tikrųjų, Taip, nes visi čia nori nejausti širdies ir širdies plakimo, o ką reiškia iš tikrųjų iš tikrųjų jausti ją tą jau ir širdį ir kaip yra per širdį, su širdimi einant, ne per gyvenimą, kaip jaučiasi, kai jinai plaka, kai jinai plazda, kai jinai jaučia, kai jinai trokšta, kai jinai nori, kai jinai tiesiog taip. gyvena. Tai norim tą parodyti ir norim, kad pajustumėt šitus dalykus ir kviečiame tikrai į nemokamą pirmadienį susijungimą, kuris 21 valandą Lietuvos laiku vyks ir galėsite, va, turėsite galimybę pajausti, kaip yra ir kaip jaučiasi būnant atvira širdimi ir einant per gyvenimą ir matant ir priimant sprendimus atvira širdimi, ne? Mhm. Ir tiesiog kaip, Yra kaip tai jaučiasi ir indikatorius kaip tai rodoma. gyvenat. Mhm. Indikatorius. Tikrai taip. Jo, taip ir yra. Tai yra impulsas, Mhm. tai yra Mhm. indikatorius viso ko. Taip. Tai va, atversime jums širdis ir kas jos nejaučiate, tai tuos dar labiau kviečiame ateiti ir mes tada tikrai pasižiūrėsim, kur jūsų ta širdis sustoja ir kodėl jūs taip norite jos nejausti ar kodėl jūs jos tenais nejaučiate ir prikelsim galbūt ją, kaip sakant, iš tų Taip, programų visų programų kratinimo visiškai. išjungimo. Tai va, Mhm. tai žodžiu, šiandieną tiek Tiek. ir iki kitų susitikimų. Iki. Iki.